Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis. Kviečiu susipažinti su Samsung Galaxy Grand Prime. Dėžutėje randu telefoną, įkroviklį, USB laidą ir ausines. Net ir neįgudusi akis supras, kad tai Samsung išmanusis. Nieko keisto, nes Galaxy Grand Prime matome jau gerai vartotojų vertintas ir pamėgtas Samsung dizaino linijas. Jungtis ir mygtukai išdėstyti patogiai ir lengvai apčiuopiami. Viršuje prisijungia ausinės, kairėje garso reguliavimo, o dešinėje įjungimo mygtukai. Apačioje microUSB jungtis. Galinis dangtelis nusiema, o po juo randame keičiamą bateriją, microSIM ir microSD kortelių jungtis. Verta paminėti, kad garsiakalbis įmontuotas nugarėlėje, todėl laikant telefoną įprastai, garsas sklinda nuo vartotojo, todėl jis yra netoks stiprus, kaip norėtųsi. Šio vidutinės klasės išmanio ekranas didelis, net 5 colių. Tiesa, jo raiška nėra didelė, todėl vaizdai nėra tokie detalūs, kokie galėtų būti, bet tai netrukdo sklandžiai mėgautis, tarkim, naršymų internete. Baterija yra neabejotinas šio išmaniojo pliusas. Jos pakanka kelioms dienoms ir aktyviau naudojantis. O atsidūrus netikėtose situacijose bus naudingas ypač efektyvus energijos taupimo režimas. Šio išmanio procesoriaus galingumo užtenka, kad viskas veiktų sklandžiai. Viskas atsidarinėja greitai. Be to, galėsite dar pasimėgauti ir galybę žaidimų. Šio išmanio savininkui prieinama apie 4,5 GB vidinės atminties. Bet jeigu mėgstate telefone turėti daugiau muzikos ar žaidimų, neužmirškite, kad galite atminti praplėsti atminties kortelę. Telefone įdiegta funkcionali operacinė sistema Android Lollipop. Meniu neperkrautas, todėl valdymas paprastas. O iš Google Play visada galima atsisiųsti įvairių naudingų darbui programėlių ar tiesiog žaidimų. Kitas neabejotinas šio išmaniojo pliusas yra kameros. Jos tarp savo kainos konkurentų yra bene geriausios. 5 megapikselių plataus matymo kampo priekinė kamera pradžiugins mėgstančius asmenukes. O 8 megapikselių pagrindinė kamera puikiai tik svarbiausiams akimirkoms įamžinti. Samsung Galaxy Grand Prime yra puikus išmanusis kasdienai. Šį išmanų rekomenduoju ieškantiems nebrangaus įrenginio, galinčio pasigirti sklandžiai veikiančiomis kameromis, gerai laikančią bateriją ir ekranu patogiu naršyti.